Tai mūsų žemelės pulsas, vibracija pakilo per visą oktavą. Šiaip jau nuo 2012. Tačiau fiziškai mes nebandom, mes vejamės. Tai jeigu jūsų kūno vibracija dabar bus labai toli nuo žemelės vibracijos, kūnui bus labai sunku viso tai pakelti. Visas tas energijas, vienu žodžiu, saulės judimus, ions ir taip toliau. Taip kad kiekvienas kūnas gali pasilengvinti ir pakilti irgi tą vibraciją, numesdamas visą balansą ligų, traumų, emocijų, kurios buvo sulaikytos, žodžiu, užkimštos ir taip toliau. Tai kai nukris balansas nuo širdelės, balastas, ar ne, nukris nuo kūno visos ligos. Kai nuo širdies nukrenta svoris ir nuo kūno. Ir ne tik svoris nuo kūno, nukrenta visos ligos, nukrenta visos panikos, emocinės ligos, protinės, fizinės ir taip toliau. Taip kad jeigu tu sugebi susigretinti su žemelės šiuo momentu vibracija, kuri vėl, kaip sakiau, yra aukštesnė į oktavą, nuo tos, kur mes anksčiau gyvendamame, tada tau jausis daug džiaugsmingiau gyventi, daug lengviau viską kurti ir prisitraukti. O jeigu nepakilsi savo vibracijoje, savo kūne ir negali pritekti prie žemelės, kūnui bus sunku, protui bus sunku, emocijom bus sunku. Tai va, vėl, nėra blogai ir gerai, pasirinkimas visų mūsų. Yra kaip yra.